O tokia istorija, kokių 65 metų. Kai mes važiavome į Balių Šilutę ir važiavo su mumis dėdė Petras, su mūsų mašina Maskvyčium 412, prisibaliavojo Šilutėje, buvo didelis 402. 402 Maskvyčius, gražus. Taip. Ir grįžtant, mano tėtukas vairuoja, o dėdė Petras sėdi, žinai, užpakaliniai sėdiniai jau paėmęs gerai ir vis kojas jam kelia ant galvos. Vairuotojai, tėvui tau. Taip, tėvui, nes jam ilgos kojos, žinai, Maskvyčių vietos mažai, jis pavargęs nuo Šilutės. Ir kelia vis, Petrai, patraukta savo kojas, aš vairuoti negaliu. O jis vėl, tik nebuvo vėl tas kojas užkelia. Nu ir paskiau Jurbarkas, sako, Richardai, stok. Stok, man reikia nusipirkti papirosų. Nu gerai, tėtukas sustoja, žinai, mes dar vaikai maži sėdim, jau po vestuvių, taip įdomu. Ir jis, pro Jurbarką, ir jis išlipa, dėdė Petras su kojinėm, žinai, kaip stovėjo, ir išlipo be batų, bet su kostiumu. Ir nuėjo į tokį namą tiesiai, va taip, jam reikia papirosų. Į daugiabutį? Nu, ne daugiabutį, ten vien prie gatvės namai stovi, gyvename į vienaukščio kažkoks medinis, toks neblogas namas, ir jis dingo. Ir mes laukiam, nėra jo. Supranti, sėdim 10 minučių, 15, nėra. Tėtukas, nu kur tas Petras? Negalima važiuoti. Nu, einu ieškoti. Išlipo, nueina ir pasakoja, sako, įeinu į tą namą, žiūriu, Balius. Didžiausias stalas, Velykos, sėdi, visi linksmi dainuoja ir dėdė Petras tarp jų sėdi irgi su visais baliavoja. Tėtukas, Petrai, kel greičiau iki čia. Ne, kaip jis ten pasakė, kažkokį, kaip tai vykęs pavadino jį, eik ar kažkaip tu greičiau į mašiną važiuojam. Sako, ar tu eisi, ar tu neisi? Ir ne, jis nepavadino vardu, pavadino Motiejau. Ai, Motiejau. Kaip jis įreiškia. Eitų Motiejau, eik greičiau, važiuojam. Ir staiga atsisuka tokia ponia graži. Koks Motiejus? Čia ne Motiejus, čia Petras iš Vilniaus. Tai pasirodo, jis atėjęs, sveiki, aš Petras iš Vilniaus. O, Petrai, sėskis. Nu ir viskas, ir jis užsibaliavojo ir negali jo ištraukti. Pas nepažįstamus žmonės. Pas visiškai nepažįstamus žmonės. Petras iš Vilniaus. Bet iš kur tie papirosai, kodėl ten turėjo parduoti papirosai? O jis nuėjo pasiskolinti. Ai, pasiskolinti iš nepažįstamų žmonių. Taip, paprašyti, kad duotų papirosai. Kiosko nebuvo? Ne. Parduotuvių irgi ten kažkaip nebuvo. Jam užsimanė rūkyti, nueisiu, paprašysiu duos. Pas žmonės. Pas žmonės ir ten Balius. Ir kad jį ištrauktų, nu negalis, neišeina su kojinėm, žinai, su kostiumu sėdi, baliavoja, Petras iš Vilniaus. Ir kokia graži boba šalia sėdi. Ir sakė, tėtukas jau aš jį ten bandau ištraukti, paskiau gerai. Jinai jau kažką ten jam ša greitai, o dėdės Petro žmona Vanda sėdi mašinai laukia, žinai, kol vyras sugrįž. Ir vaikas laukia, Virginytė irgi sėdi. Visa šeima laukia, o jisai baliavoja Jurbarke. Nu ir dabar grįžta jisai, atsisėda į mašiną ir sako, Richardai, žiūrėk, ką aš turiu. Ištraukė čia, žinai, išvarko nuotrauką kitos panos, kur šalia sėdėjo. Graži, su kuo, tokia spėjo padovanoti jam nuotrauką, viską. Tėtukas, Petrai, padovanok man šitą nuotrauką, kokia graži ponė. Sako, nu gerai, saugok. Tai įsidėjo tėtukas į bardačioką, žinai, ir vežiojo gal kokį 10 metų. Ir aš žinau, kad tam bardačiokė va šitą nuotrauką šitos. O kur dabar ta nuotrauka? Nu jau kažkur mašinos nebėra mašinų. Tai būdavo atidarai bardačioką, randi nuotrauką. Gera istorija. Nu.